Daugelį parko vietų matom, kai kur tai daugiakaimieniai medžiai. Būtent taip ir atsiradę iš senųjų kelmų. Daugelis jų buvo sodinti taip sąmoningai, sodinant kelis medžius į vieną ir taip suformuojant kažkokį tai akcentą alėjos pradžioje ar pabaigoje, ar ties kažkokį posūkį. Tai buvo įprasta, bet kai kurie iš tų medžių yra būtent ataugę iš kelminių atžalų ir tiesiog užaugę kamienai. Ir matom kamienų kuokštą, kuris yra to istorinio medžio tąsa gyvavimo. Tai jį išsaugoti, jeigu tik yra noro, tai labai paprasta. Iš tikrųjų, leisti jam augti ir aptverti, bent jau, taip sakant, nevažinėti traktorium aplink jį. Čia yra tiesiog nedaryti, o ne kažką tai ten ypatingų priemonių kažkokių tai imtis. Aišku, tai paskui galima jį formuoti dar kažkas, bet svarbiausia, tai tiesiog gerbti tą paveldą.